posėdžio neturėjęs pastabų, iš esmės niekada nepasikeitus, tik tai gavus plus papildomai nacionalinių saugumui tos komisijos išvadą, kad viskas galima daryti tą, kas planavė, padarė teikimą. Tai aš galimai manau, kad tai yra tikrai didžiulis iš viršaus politinis spaudimas ir ką žinau, ir gaila ir apmaudu, kad tokie dalykai vyksta. Iš tikrųjų teisinio pagrindo nėra. Tas, kas skaitė tą teikimą, tai matėt konkrečiai žiūrint tą pirmą dalį, jeigu pažiūrėsim, kur cituojamas gero vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas. Nu tai čia kalba, kad paskiria viešąjį vandens tiekėją, nuotekų tvarkytoją ir tada. Tai viskas tvarko. Mes paskyrę, pateikę, jis yra toksai. Nieko bendro neturi su mūsų priimamu sprendimu. Ten reorganizavimas jungimo būdu, dar regioninį ten tą viešąjį tiekėją irgi. Čia šiuo atveju mums neaktualu, mes to nedarom ir neprieštarauja tam įstatymui. Vėliau kita dalis, ten irgi, kur reiktų atkreipdėmėsi, tai žymima, kad pasakysiu. Kad negalima, imperatyviai yra nurodyta, kad gėrimo vandens tiekėjas negali būti privatizuojamas, negali perduodama valdyti koncesijos pagrindais. Nu tai puikiai suprantat, nieko to panašaus nedarom, neprieštaraujam šitai dalį rašto, kuris įrašo. Ir tada kitas yra apie nacionalinį saugumą, pirmos kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių organizavimas. Nu tai tvarko irgi. Leidimą gavom, praeitą savaitę gavom iš komisijos prie vyriausybės sukurtos, viskas tvarkoja. Ir paskutinė dalis ten yra, kad pateiktas įstatymo projektas užregistruotas, nu tai viskas tvarkoja, daug tų įstatymo projektų yra pateiktų ir užregistruotų. Tai teisinio pagrindo jokio stabdyti nėra. Šitas teikimas yra teisiškai nepagrįstas. Ir tikrai nėra jokio pagrindo, aš tai tik matau vieną, kad čia yra didelis politinis spaudimas ir noras bet kokią kainą sutrukdyti mums padaryti savo suplanuotus dalykus. Klauskit, atsakys. Dar ten per kontrolės komitetą su Kęstučiu šnekėjom. Tai sen išskaitė iš tos pirmos dalies, kaip yra reorganizuojama, reiškia. Tai ten ištrauktas irgi tas momentas, kad šiaip įmonė negali būti sujungta ar prijungta prie kažko, tai mes to ir nedarom, nes prie suduvos vandenys gyvi yra kaip yra, prie jų prijungiam įmonę. Tai ten yra išimtis, kad su regione veikiančių vandentvarkos įmonėm. Tai ten ir turim omeny įstatymų, kad šiaip negalima prijungti arba sujungti, bet su kitom vandentvarkos įmonėm galima. Tai viskas tvarko, čia nieks irgi niekam neprieštarauja, mes tiesiog to nedarom ir nenorim to daryti, kad čia jungt su kitom savivaldybių įmonėm. Tai irgi prieštaravimo nėra. Tai aš sakau, jei kažkas matot, kur yra pažeistas kažkoks įstatymas, tai būtų gerai, kad pasakytumėt, nes mūsų visi protingi žmonės čia žiūrėjo, nematė nei vieno punkto. Aš norėjau pasitikslinti, jeigu Seimas priimtų to įstatymus, tai kas įstatymas įsigalioja nuo priėmimo datos, jis negali galioti atgalinę datą. Taip. Tai mūsų sprendimas yra priimtas anksčiau. Procedūros nepradėti. Aš nežinau, kaip ten būtų, čia iki įstatymo priėmimo. O kada planuojam pradėti? Ne, tai viskas vyksta, jos įmonės jau yra organizuoja, jos jau yra organizuoja, su jos procesai. Tai pradėtos, reiškia. Tai jų nieks nestabdo tų procesų. Procesų nestabdo. Jūs suprantat, teikimas nieks aplinkybės nepasikeitė, girdėjot vyriausybės atstovą, jau ten abejonės, ten siūlymas nukelt buvo, bet nebuvo jokio teisinio pagrindo. Ir jo nėra žinoma. Remtis užregistruotų įstatymo projektą, suprantat, čia kažkas taip. Tai va tokia ta situacija. Ruošimės kažką atsakyti, planuojam, žiūrėsim kaip čia. Bet, merė, aš vis tiek tada iš to pirmos dalies, kur negalima jų, yra išimtis, kad su vandentvarkos įmonėm galima. Šiuo metu tai vyksta jungimas įmonių, aišku, jungimas prie Sūduvos vandenų, jungimas Marijampolės Budrūnų, tai vis tiek tai yra įmonių jungimas. Ir šitą Sūduvos vandenys turbūt reikėtų pasitikslinti, bet man atrodo, registrų centre, jau vis tik registruota tas sprendimo projektas ir jinai yra dalyvaujanti reorganizavime. Dabar jos toks statusas. Aš dėl pameluot, bet greičiausiai. Tai jeigu jos toks statusas, tai jie visgi dalyvauja reorganizacijoje ir dalyvauja į kokią formą tai yra įmonių jungime. Man tai tikrai kelia abejonių, ar tikrai neprieštarauja. Jūs gana tvirtai sakot, kad neprieštarauja. Ta sako ir vyriausybės komisija sudaryta nacionaliniam saugumui įvertinti iš įvairių institucijų. Tai aš ten tai žmonėm dirbančiais pasitikiu, vyriausybės kanceliarija neišleistų tokių atsakymų, jeigu ta prasme viskas būtų kažkas pažeista.
Bet dabar žiūrint į šitą teikimą ir jo tolesnę eigą, tai tikėtina, kad vis tiek šio teikimo nevykdant ir nevykdant ne šiaip, bet jau šitame ateinančiame tarybos posėdyje, tai bus šaukimas į teismą. Tai kas parašyta? Sekantis žingsnis. Kas parašyta? Artimiausiam, bet ne vėliau per mėnesį. Tai mes tikrai nepažeisim jokių terminų. Ar bus šitam posėdį, matysim. Čia reikia pasiruošti, nes čia tiesiog parašyta taip ir lengvai mes taip negalim sau leisti. Kaip institucija mes taip lengvai teisiniais tokiais nesimėtom. Ta prasme, reikia pasiruošti, ką pasidaryti ir tada galvosim. Dar ir pratęsimas galimas to termino ir pasiruošimas. Ir visi... Tai čia taip ir parašyta, žiūrėkit, artimiausiam, bet ne vėliau kaip per mėnesį. Reiškia, tas artimiausias posėdis negali įvykti vėliau kaip mėnesis. Tai reiškia, artimiausias mūsų posėdis tai yra dėjau šį penktadienį, tai jame turi būti taip šitą raštą. Tokiam klausimui reikia sušauksim ir atskirą posėdį kokį čia. Ne, bet jis vis tiek nebus artimiausias. Artimiausias mūsų yra penktadienis posėdis. Tai aš kalbu kaip rašte parašyta. Žinau, kuo čia viskas, ko gero, pakarys. Tekę irgi susidurti savo darbo praktikoje. Tai man kyla klausimas, natūralu, kad čia turbūt turėsim ir teisinių išlaidų. Tai kam to reikia, galbūt reikėtų teikti tą tarybos sprendimą, atšaukti pirmąjį ir aišku gavus visus išaiškinimus. Nieko nepagrįsta, ta prasme. Tada pradėti ir mes čia nieko mes... O kodėl turėtume mes jį atšaukti? Nei kažką pralošėm, nei išlošėm. Įstaigos dirbo, kaip dirbė, nei viena. Pralošėm. Procesus, laiką, viskas. Prasme, mes parašo raštą be teisinio pagrindimų. Ir mes vykdom. Aš tai ne, tarsi mes atsakomybę nešam už tą savivaldybę. Nėra. Kęsti konkrečiai. Sakau, čia reikia dar, aš nesu tiek įsigilinęs kaip jūs, bet man atrodo, kad tas pirmas punktas, tai iš tikrųjų, kur jungimas įstaigų vis tiek yra turbūt čia pažeistas. Nežinau, aš nesu toks tikras kaip jūs ir taip negaliu teikti, kol aš nematau visų dokumentų, registro išrašų ir kitų juridinių faktų. Bet man tikrai kelia abejonių, ar tikrai nepažeidžiam to pirmojo. Ir kitas dalykas, natūralu, kad jeigu užregistruotas sprendimo projektas ir jisai, sakykime, bus priimtas anksčiau negu kad įsijungtos įstaigos, tai vėl tai viską reikės atitaisyti, kam tas dvigubas darbas, tai galbūt reikėtų tikrai sustabdyti, palaukti sprendimų ir tvarkingai sujungti įstaigas. Ne, tai mes Kęstai tvarkingai viską jungiam. Jau gauta, ar tu girdai, nacionalinių saugumas jau įvertintas viskas per visas prizmes. Jeigu būtų kabliukų, tai seniai būtų viskas čia sustabdyti. Vienu sprendimu komisijos ir viskas ir labanak, čia mes atsiraukiam, bet čia yra, jūs suprantat, kad čia, ar jūs tikrai nesuprantat, kad čia yra politinis spaudimas. Vyriausybės atstovas nematė šitiek laiko, dabar pamatė. Tai kaip taip galėjo būti? Taigi prieš analizavo, prieš sprendimo projektų patekimo į tarybą analizai baisiniai buvo, ministras skambino, šnekėjom su visais. Tai sakė ir ministras, kad nėra teisinio tokio prieštaravimo konkretaus. Bet jie norėtų, kad šitos įmonės būtų jungiamos, vandentvarka regioniniu mastu. Manęs šitie, kaip merų šiandienančio pareigas, manęs nedomina kitų savivaldybių reikalai. Su visa pagarba visiems kolegom mes išsispręskim savo reikalus. Man rūpi tik mūsų savivaldybės žmonės, iš tos pozicijos nekeisiu. Mes investavom šitos savivaldybės žmonių milijonus į tą įmonę, dar ne 1 milijoną investuosim ir šitais pinigais, šitom kompetencijom mūsų ir su mūsų žmonėm mes tikrai neturim rūpintis kitų savivaldybių reikalais. Tam yra valstybė, tam yra ministerijos, prašom steigti stambesnės įmonės nacionaliniu mastu jungti, negalinčias pavežti mūsų įmonė pilnai gali dirbti, gyvuoti su visa savo tiek fizinė, tiek kompetencijų prasme ir ją tik tai stipryti, ten tvarkyti ir organizuoti, optimizuoti, reikia daryti tos dalykus, bet tiesiog tai man toks, nori per prievartą, reiškia įsikišti. Dėkuoju už paaiškinimus, klausimo dėl siūlymo. Dėkuoju tarybos nariams, iki pasimatymo penktadienį. Ačiū. Aistė.